Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 32 skyrius. Iš mirusiųjų prisikėlęs Rama. Buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo. Tai išgirdęs Jėzus tarė: šita liga nemirčiai, bet Dievo garbei, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Pastaba. Jonas 11:1-4. Pastabos pabaiga. Vieną saulėtą rytą Šri Juktešvaras savo ašramose Rampore balkone detaliai aiškino krikščionybės šventraščius. Be kitų mokytojų mokinių, ten buvau ir aš su nedidelė rančio mokinių grupele. Šioje ištraukoje Jėzus vadina save Dievo sūnumi. Nors jis tikrai susilieja su Dievu, tokia jo užuomina čia turi gilią objektyvią prasmę, aiškino mano guru. Dievo sūnus yra Kristaus arba dieviškoji sąmonė žmoguje. Joks mirtingasis negali šlovinti viešpaties. Vienintelė garbė, kurią žmogus gali rodyti savo kūrėjui, tai ieškoti jo. Žmogus negali garbinti abstrakcijos, kurios jis nepažįsta. Virš šventųjų galvų matoma aureolė arba nimbas yra simboliškas jų galių garbinti Dievą liudininkas. Šri Juktešvaras toliau paskaitė žavingą istoriją apie Lozoriaus atgaivinimą. Baigė skaityti, mokytojas ilgam nutilo, laikydamas ant kelių šventąją knygą. Aš irgi turėjau garbę matyti panašų stebuklą, pagaliau tarė man guru, kupinas iškilmingo pamaldumo. Lahiris Mahasaja iš numirusiųjų prikėlė vieną mano draugų. Šalia mane sėdintys jauni vyrukai iš didelio susidomėjimo šyptelėjo. Aš dar buvau pakankamai vaikiškas, nes mėgavausi ne tik filosofiją, bet ypač kiekvieną istoriją, kurioje Šri Juktešvaras pasakodavo apie stebuklingą patirtį su savuoju guru. Mano draugas Rama ir aš buvome neatskiriami, pradėjo mokytojas. Rama buvo labai drovus ir vienišas, todėl drįsdavo aplankyti mūsų guru Lahirį Mahasają tik nakties ir aušros metu, kuomet nebuvo minios dieninių mokinių. Kaip artimiausias Ramos draugas, aš buvau lyg dvasinis tarpininkas, per kurį jis tyrinėjo visas savo dvasinės įžvalgas. Ideali jo kompanija mane labai įkvėpdavo, guru veidas nuo prisiminimų sušvelnėjo. Staiga Ramai teko iškęsti sunkų išbandymą, tęsė Šri Juktešvaras. Jis susirgo azijinę cholerą. Mūsų mokytojas visada pasikliaudavo gydytojų paslaugomis sunkių ligų metu. Todėl buvo pakviesti 2 specialistai. Aš kiek įmanydamas mėginau padėti nelaimės ištiktam žmogui, todėl karštai meldžiausi prašydamas Lahirio Mahasajos pagalbos. Nedelsdamas nuskubėjau jo namus ir raudodamas išpasakojau visą istoriją. Gydytojai dabar apžiūrėjo Ramą, jis tikrai pasveiks, geraširdiškai šyptelėjo mano guru. Su palengvėjusia širdimi sugrįžau prie savo draugo lovos, tačiau jis jau buvo prie mirties slenksčio. Jam beliko daugiausiai 1 arba 2 valandos, tarė man vienas iš gydytojų, praradęs bet kokią viltį. Aš vėl nuskubėjau pas Lahirį Mahasają. Medikai yra sąžiningi žmonės, tačiau aš tikiu, kad Ramas pasveiks, nerūpestingai nuramino mane mokytojas. Man sugrįžus prie Ramo lovos, gydytojai jau buvo išvykę. Vienas paliko man žinutę. Mes padarėme viską, ką galėjome, tačiau šis atvejis beviltiškas. Mano draugas iš tiesų atrodė lyg miręs. Aš netikėjau, kad Lahirio Mahasajos žodžiai neišsipildys.
Tačiau akise silpstantis Rama piršo man mintį, jog neišvengiamai viskas baigta. Tai besiblaškydamas, tarp tikėjimų ir gąsdinančių abejonių, aš visaip mėginau padėti jam. Staiga jis atsikėlė ir sušuko: juk te švarai, bėk pas mokytoją ir pasakyk jam, kad aš jau išėjau. Paprašyk jo palaiminti mano kūną paskutinių ritualų metu. Po šių žodžių Rama giliai atsiduso ir išleido paskutinę dvasią. Pastaba: choleros auka dažnai būna absoliučiai sąmoninga iki pat mirties. Pastabos pabaiga. Prie jo raudojau apie valandą. Jis visada ieškojo tylos ir dabar gavo visišką mirties ramybę. Įėjo kitas mokinys ir aš paprašiau jo pasilikti čia tol, kol sugrįšiu. Pusiau apsvaigęs sugrįžau pas savo guru. Kaip laikosi Rama, Lahirio Mahasajos veidą gaubė šypsena. Pone, greitai jūs pamatysite, kaip jis laikosi, išpyškinau visą susijaudinęs. Po 2 valandų pamatysite jo kūną, nešamą į krematoriumą. Aš nebesusivaldžiau ir atvirai pravirkau. Juk te švarai, valdykis, ramiai atsisėsk ir pamedituok. Mano guru pasinėrė į samadhi. Popietė ir naktis praėjo nepertraukiamoje tyloje. Aš nesėkmingai kovojau, mėgindamas sugrąžinti vidinę ramybę. Auštant, Lahiris Mahasaja guodžiamai pažvelgė į mane. Matau, kad tu vis dar sunerimęs. Kodėl vakar nepaaiškinai, kad tikiesi iš manęs materialios pagalbos Ramai vaistų formą? Mokytojas parodė į puodelio formos lempą su nevalytu aliejumi. Įsipilk truputį to aliejaus ir įlašink 7 lašus Ramai į burną. Pone, užprotestavau, jis miręs jau nuo vakar vidurdienio. Kągi dar gali duoti aliejus? Nesiblaškyk ir tiesiog daryk tai, ką sakau. Lahirio Mahasajos linksmumas buvo visiškai nesuprantamas, o aš vis dar buvau pamišęs dėl draugo netekties. Įsipylęs truputį aliejaus, nuskubėjau į Ramos namus. Mano draugo kūnas gulėjo sustingęs mirties gniaužtuose. Nekreipdamas dėmesio į tokias nejaukias aplinkybės, aš dešinės rankos pirštu pravėriau jo lūpas ir kairę ranką bei kamščiamedžio žievę pro sukastus dantis supyliau reikiamą aliejaus kiekį. Kai 7 lašas palietė šaltas Ramos lūpas, jis labai smarkiai sudrebėjo. Mano draugas lyg per stebuklą pabandė atsisėsti. Jo raumenys virpėjo nuo galvos iki kojų. Ryškioje šviesoje aš pamačiau Lahirį Mahasają, sušuko mano draugas. Jis spindėjo lyg saulė ir liepė man: kelkis, gana miegoti, ateik su Juktešvaru aplankyti manęs. Aš netikėjau savo akimis. Kai Rama apsirengė ir po mirtinos ligos buvo pakankamai stiprus eiti į mūsų gurų namus. Ten jis verkdamas iš dėkingumo nusilenkė prieš Lahirį Mahasają. Mokytojas visiškai nebesivaldė iš džiaugsmo, jo akys šelmiškai žvelgė į mane. Juk te švarai, tarė jis, nuo šiol tu tikrai nebejosi nevalyto aliejaus buteliuku. Kai tik pamatysi lavoną, paprasčiausiai duok jam aliejaus. 7 aliejinės lempelės lašai tikrai sugriaus visas Jamos galias. Pastaba: Jama, mirties dievas. Pastabos pabaiga. Gurudži, jūs juokiatės iš manęs, aš nieko nesuprantu, prašau paaiškinti mano klaidų prigimtį. Aš tau jau 2 kart sakiau, kad Rama pasveiks, tačiau tada tu iki galo netikėjai manimi, aiškino Lahiris Mahasaja. Aš nenorėjau pasakyti, kad gydytojai jį išgydys, aš tik norėjau, kad jie atvyktų. Tarp šių 2 mano pasakymų nebuvo jokio priežastinio ryšio. Aš nenorėjau trukdyti medikams, jiems irgi reikia gyventi. Paskui kupinu džiaugsmo balsu mano guru pridūrė: atsimink visiems laikams.
kad neišsenkantis paramatmanas gali išgydyti bet kurį, gydytoją ar negydytoją. Pastaba. Paramatmanas, pažodžiui aukščiausioji siela. Pastabos pabaiga. Aš suprantu savo klaidą, pripažinau jausdamas sąžinės graužatį. Dabar žinau, kad paprastas jūsų žodis apima visą kosmosą. Kai Šri Juktešvaras baigė pasakoti tokią stulbinančią istoriją, vienas iš apžavėtų klausytojų drįso užduoti klausimą, kuris žvelgiant iš vaiko pozicijų buvo visiškai suprantamas. Pone, pasiteiravo jis, o kodėl jūsų guru naudojo nevalytą aliejų? Vaike, aliejus nieko nereiškia išskyrus tai, jog aš tikėjausi kažko materialaus, todėl Lahiris Mahasaja pasirinko šalia esantį aliejų kaip daiktinį simbolį mano tikėjimui padidinti. Mokytojas leido Ramai mirti, nes aš iš dalies abejojau, bet dieviškasis guru žinojo, kad jei jis pasakė, jog mokinys pasveiks, tuomet jis būtinai pasveiks, net jei jį reikės gydyti ir nuo paskutinės iš ligų mirties. Šri Juktešvaras paleido nedidelę klausytojų grupelę ir pamojo man atsisėsti šalia jo kojų ant antklodė uždengtos kėdės. Jogananda, tarė su neįprastu rimtumu, nuo pat gimimo tave supo tiesioginiai Lahirio Mahasajos mokiniai. Didis mokytojas taurų savo gyvenimą nugyveno iš dalies atsiskyręs ir griežtai neleido savo sekėjams įkurti jokios su jo mokymai susijusios organizacijos. Vis dėlto jis paliko svarbę pranašystę. Praėjus maždaug 50 metų po mano mirties, mano gyvenimas bus užrašytas dėl didelio susidomėjimo joga vakaruose. Jogų išmintis apsups visą mūsų gaublį ir padės įkurti tokią broliją, kuri gims iš tiesioginio vieno tėvo suvokimo. Mano sūnau Jogananda, toliau kalbėjo Šri Juktešvaras, tu privalai atlikti šią misiją, paskleisti šią žinią ir aprašyti šventą mano gurų gyvenimą. 50 metų po Lahirio Mahasajos mirties suėjo 1945 metais, kai baigiau rašyti šią knygą. Aš tik galėjau stebėti sutapimu, kad 1945 metai paskelbė naują erą, revoliucingos atominės energijos erą. Visi mąstantys žmonės kaip niekada anksčiau atsigręžė į neatidėliotiną taikos ir brolybės problemos sprendimą tam, kad nesibaigiantis fizinės jėgos naudojimas nesunaikintų žmonijos kartu su visomis jos problemomis. Net jeigu žmonijos rasė su savo darbais išnyktų be pėdsako, dėl laiko ar dėl bombos, Saulė nenukryptų nuo savo orbitos, o žvaigždės ir toliau neišvengiamai žibėtų. Kosminio dėsnio negalima sustabdyti ir pakeisti, todėl žmogus protingai pasielgtų gyvendamas su juo santarvėje. Jei kosmosas yra prieš galę, Saulė nekovoja prieš planetas, o tik išnyksta tinkamų laikų ir tai perduoda savo valdžią, tai kamgi grumoti kumščiu? Argi nuo to bus daugiau taikos? Ne žiaurumas, o gera valia yra varomoji visatos jėga. Gyvendama taikoje, žmonija džiaugtųsi nesuskaičiuojamais pergalės vaisiais, kur kas saldesniais už išaugintuosius krauju primirkosioje dirvoje. Veiksminga tautų sąjunga bus natūrali ir bevardė žmonių širdžių sąjunga. Gili užuojauta ir įžvalgus protas reikalingi žemiškam sielvartui gydyti. Negali kilti iš intelektualaus žmogaus įvairovės apmąstymo, bet tik iš vienintelio žmogaus sąjungos, giminystės su Dievu pažinimo. Tegu joga
asmeninio kontakto su viešpačiu mokslas pasklinda laiku visiems žmonėms visose šalise aukščiausiam pasaulio idealui. Tai kaip per broliškumą pasiekti. Nors Indijos civilizacija yra daug senesnė už daugelį kitų, tik keli istorikai pastebėjo, kad jos tautinio išlikimo žygiai yra jokių būdų neatsitiktiniai, o loginiai įvykiai ištikimybės amžinosioms tiesoms, kurias Indija pateikdavo per tobuliausius savo sūnus kiekvienoje kartoje. Dėl gryno būties nuoseklumo ir nepasidavimo amžiams, argi gali sausi mokslininkai pasakyti, kiek Indija pateikdavo vertingiausius atsakymus visoms tautoms. Biblinio Abraomo maldavimas viešpačiui, pastaba, pradžios knyga 18:32, pastabos pabaiga. Kad būtų išsaugotos Sodomos miestas, jei ten būtų galima rasti dorų žmonių ir dieviškas atsakymas, jo nesunaikinsiu dėl 10, įgyja naują prasme turint omeny, kad Indija išvengė Babilono, Egipto ar kitų galingų tautų, kurios kažkada buvo Indijos amžininkės, užmaršties. Viešpaties atsakymas aiškiai rodo, jog tautos išlieka ne dėl materialių pasiekimų, bet dėl žmogiškųjų šedevrų. Te pasigirsta dar kartą Dievo žodžiai 20-ame amžiuje, 2 kart nudažytame krauju, dar nepraėjus nei pusė jo gyvavimo. Jokia tauta, galinti pagimdyti 10 didžių savo sūnų, nepaperkamo teisėjo akise niekada neišnyks. Dėl panašaus tikėjimo Indija nugalėjo 1000 laiko gudrybių. Jos dirvą savirealizacijos meistrai šventindavo kiekviename amžiuje. Dabartiniai Kristaus lygio šventieji, kaip Lahiris Mahasaja ar jo mokinys Šri Juktešvaras, pakilo ir pareiškė, kad jogos mokslas žmogaus laimiai ir tautos ilgamžiškumui yra daug svarbesnis už bet kokią materialią pažangą. Apie Lahirio Mahasajos gyvenimą ir universalią jo doktriną beveik nebuvo spausdintos informacijos. 30 mečius Indijoje, Amerikoje ir Europoje aš pastebėjau gilų ir nuoširdų norą susipažinti su išlaisvinančia jo joga. Kaip ir išpranašavo meistras, dabar vakaruose labai reikia rašytinės informacijos apie mokytojo gyvenimą, kur tiek nedaug žinoma apie didžių šiuolaikinių jogų gyvenimą. Apie Lahirio Mahasajos gyvenimą buvo parašytos daugiausia 2 brošiūrėlės anglų kalba. 1941 metais bengalų kalba pasirodė jo biografija Šri Šjama Čaran Lahiri Mahasaja. Pastaba. Priešdėlis Šri reiškia šventas ir yra pridedamas prie didžiųjų Indijos mokytojų vardų. Pastabos pabaiga. Ja parašė mano mokinys Svamis Satyananda, kuris daugeliu metų dirbo ačarija, dvasinių mokytojų, mūsų Vidjalajos mokykloje Rančyje. Aš išverčiau keletą fragmentų iš jo knygos ir įtraukiau juos į skyrių skirtą Lahiriui Mahasajai. Lahiris Mahasaja gimė 1828 m. rugsėjo 30 d. senosios linijos religingo brahmano šeimoje. Jo gimimo vieta buvo Gurni, kaimelis Nadijas rytyje netoli Krišnagaro, Bengalijoje. Jis buvo jauniausias antrosios didžiai gerbiamo Gauro Mohano Lahirio žmonos Muktakašės sūnus. Pirmoji jo žmona pagimdė 3 sūnus ir mirė piligrimystės metu. Berniuko motina mirė dar jo vaikystėje, apie ją žinoma nedaug, nebent tai, kad ji buvo karšta viešpaties Šyvos, šventraščiuose vadinama jogų karaliumi garbintoje. Pastaba. Šyva, vienas garsiosios trejybės
Brahma, Višnu, Šyva dievų, kurio pareigos visatoje yra kūryba, išsaugojimas ir naikinimas atkūrimas. Šyva mitologijoje vaizduojamas kaip atsiskyrėlių viešpats, savo maldininkų vizijose pasirodo kaip Mahadeva, susivėlęs asketas arba Nataradža, kosminis šokėjas. Pastabos pabaiga. Berniukas Lahiris, kurio vardas buvo Šjama Čaranas, savo vaikystę praleido protėvių namuose Nadijoje. Kai jam buvo 3 ar 4 metai, jį dažnai matydavo sėdinti jogo pozoje smėlyje, iš kurio kišodavo tik jo galva. 1833 metų žiemą Lahirių tautą sunaikino šalia tekanti Džalangos upė, staiga pakeitusi kryptį ir išsiliejusi Gangos platybėse. Viena iš Lahirių šeimos pastatytų Šyvo šventyklų pateko į vandenį kartu su šeimos namu. Būsimas jogas iš vandens sūkurių išgelbėjo akmeninį viešpatės Šyvos atvaizdą ir padėjo jį naujoje šventykloje, kuri dabar žinoma kaip Ghurni Šyvos vieta. Gauras Mohanas Lahiris su savo šeima paliko Nadiją ir persikėlė gyventi į Benaresą, kur tėvas nedelsdamas pastatė šventyklą Šyvai. Namų ūkį jis tvarkė pagal vedų nurodymus, visada reguliariai garbindavo Dievą, šelpė neturtinguosius ir studijavo šventraščius. Jis visada buvo plačių pažiūrų ir niekada neatmesdavo palankių šiuolaikinių idėjų. Berniukas Lahiris Benarese mokėsi hindi ir urdu kalbų. Jis lankė Džojaus Narajano vadovaujamą mokyklą, kur mokėsi sanskrito, bengalų, prancūzų ir anglų kalbų. Jaunasis jogas kruopščiai tyrinėdavo Vedas ir labai atidžiai klausydavosi išmintingų brahmanų pokalbių, įskaitant Marhatą Panditą, vadinamą Nagbhata. Šjama Čaranas buvo geraširdiškas, ramus ir drąsus jaunuolis, mylimas savo draugų. Turėdamas proporcingą, gyvybingą ir galingą kūną, jis puikiai plaukė ir pranoko kitus daugelyje sričių. 1846 metais Šjama Čaranas Lahiris vedė Šri Debnarajano Sanjalo dukterį Kašimonį. Lyg indiškos moters pavyzdys, Kašimonį su didžiausiu malonumu atliko savo pareigas namuose ir niekiek nevengė įprasto namų šeimininkų įsipareigojimo patarnauti svečiams bei šelpti neturtinguosius. Jų sąjungą palaimino 2 sūnus – Tinkūris ir Dukūris. Sulaukęs 23 metų, 1851-aisiais, Lahiris Mahasaja pradėjo dirbti buhalteriu Anglų vyriausybės karo inžinerijos departamente. Tuo metu jį daug kartų kėlė pareigose, taigi jis buvo ne tik didis meistras Dievo akyse, bet ir pasisekimą turintis žmogus paprastoje žmogiškoje dramoje, kur vaidino jam pavestą kontoros darbuotojo vaidmenį. Kai karo departamentas buvo perkeltas į kitą vietą, Lahiris Mahasaja keliavo į Gazipūrą, Mirdžapūrą, Danapūrą, Nainitalą, Benaresą ir kitas vietovės. Mirus tėvui Lahiris turėjo prisijimti visišką atsakomybę už savo šeimą, kuriai nupirko ramią buveinę Garudešvarė Mohuloje netoli Benareso. Sulaukęs 33 metų, Lahiris Mahasaja pagaliau aiškiai suvokė savo reinkarnacijos šioje žemėje tikslą. Pelenuose paslėpta ilgai smilkstanti ugnis pagaliau rado galimybę įsiliepsnoti. Dieviškasis įstatymas, esantis anapus žmogaus žvilgsnio, veikia paslaptingai ir reikiamų laikų tam tikriems reiškiniams suteikia materialią formą. Netoli Ranikheto Lahiris Mahasaja sutiko didį savo guru Babadžį, kuris išventino jį į Kriya jogą.
Tokia laimė nusišypsojo ne jam vienam. Tai buvo palankus momentas visai žmonijos rasiai. Daugelis kurios narių vėliau gavo ypatingą dovaną – sielą budinantį krijos mokymą. Prarastas ar ilgam dingęs aukščiausias jogos mokslas vėl išvydo dienos šviesą. Daugelis dvasiškai ištroškusių vyrų ir moterų galų gale atrado savo kelią link ramių krija jogos vandenų. Lygiai kaip Indijos legendoje, kur motina Ganga siūlo dievišką savo gėrimą troškulio kankinamam maldininkui Bhagirathui. Taip ir dieviška krijos tėkmė iš slaptų Himalajų tvirtovių atitekėjo į dulkėtas žmonių olas. Pabaiga.